Ir aš pavargau ir aš nebenoriu. Tėvai kartais tas princesytas ir karalaitam paverčia, kaip sakoma. Ką vyrai geriau išmano negu moteris, aš dabar rizikuoju visiškai. Aš turiu lūkesčių, kad jisai nenusivils manimi. Gal ir yra merginų, kurios žiūri, kad mano tėtis taip gerai elgėsi su mama, aš irgi noriu tokio. Tai kasgi merginų gyvenime vis tik labiau jaudinasi dėl jų saugumo? Aš gal net prieštaraučiau tam, kad ir kaip įdomu pagaliau. Gal tu turi instrukciją? Labas, aš Jurga. Upės merginų ir mamų akademijos Uma mama. Ir šiandien, kaip ir kiekvieną kartą, su geriausiamis Lietuvos paauglystės ekspertėmis mes tyrinėjame ir ieškome atsakymų mamoms, kurios augina paauglės dukras. Ir šiandien su manimi dvi geriausios Lietuvos paauglystės ekspertės. Liepa. Sveiki. Ir Ieva. Sveiki. Net jeigu merginos dar nežino, kad yra pačios geriausios Lietuvos ekspertės, mes tuoj įsitikinsim. Ir šiandien mes turim tokią temą mamoms apie tėčius. Mes šiandieną kalbėsim apie tėčius ir aš galvoju, kad jeigu mano tėtis kartais nuspręstų pasižiūrėti šitą laidą ir jis tai tikrai gali padaryti, nes yra be galo žingeidus ir labai smalsus, aš visgi turėčiau prisipažinti, kad kai buvau paauglė, aš maniau, kad yra despotiškai griežtas. Man buvo uždrausta dažytis. Iš manęs būdavo surenkami žiedai, kuriuos man kas nors padovanodavo. Manęs paprašydavo pakeisti savo aprangą išeinant į mokyklą. Ką tai reikšdavo? Beje, tai reikšdavo, kad aš į liftą, 8 aukšte įlipdavau su ilgu sijonu, išlipdavau pirmame jau su trumpu. Bet mano tėtis iš tiesų buvo labai labai griežtas. Bent jau taip galvojau aš. Ir kai aš užaugau, aš supratau, jog iš tiesų turėjau labai subtiliai mylinti, labai rūpestingą, labai gerą tėtį. Bet tam, kad tai suprasčiau, man užtruko iki kokių 34 metų. Ir todėl šiandien, merginos, aš norėdama pradėti jau šitą temą, aš turiu jums klausimą. Liepa, gal tu galėtumei apibūdinti tavo akimis tobulą tėtį? Tobulas tėtis, tai mano tėtis ir yra tobulas. Kai aš augau, jisai buvo žmogus, kuris visada mane palaikė ir iki dabar toksai yra. Tai be abejo, manau, kad toks turi būti tobulas tėtis. Jisai man visada atrodė kaip stiprumo įsikūnijimas. Ir darydama kiekvieną darbą ir iki šiol, ir jausdama, kad jis yra sunkus, ir aš pavargau, ir aš nebenoriu, aš visada prisimenu, kad mano tėtis tiek metų ir taip sunkiai dirbo dėl manęs, kad aš turėčiau viską, ką turiu. Ir tai yra kažkoks jėgų šaltinis man padaryti tai, ką aš darau iki dabar. Aš žinau, kiek jis įdėjo pastangų ir aš žinau, kiek jisai mane įkvėpė būti labai labai stipria. Nes jisai visada juokiasi, kad aš turiu kareivis būti gyvenime, jeigu aš noriu atlaikyti visas bangas ir audras. Ir aš visada nešiojuos tai širdį. Tai jo, mano tėtis yra tobulas. Manau, kad kiekviena mergina turėdama tokį tėtį būtų labai labai laiminga. Tai va. Ieva, tu sakai, kad neturi tėčio. Ne. Gal, jeigu tau ne per sunku, gal tu galėtum pratęsti sakinį? Galiu pabandyti. Geras tėtis turėtų? Mano akimis geras tėtis turėtų tiesiog rūpinti savo vaikais, juos mylėti. Tų tėvų būna skirtingų, jie būna griežtesni, būna švelnesni, bet tėvas yra toksai, parodo savo meilę iš vyriškos lyties pusės, kaip tu turi įsivaizduoti pagal tai ir pasirenk ir vaikinus,
jisai parodo kitą meilės pusę, negu parodo mamos. Nes mamos tokios labiau dukrytėm rūpinasi, jos tokios kaip princesytas būna, bet tėvai kartais tas princesytas ir karalaitėm paverčia, kaip sakoma. Tai pagal mane, tai geras tėtis turi būti tas, kuris nuoširdžiai myli savo dukrą ar sūnų, bet labiau dabar dukrą. Kaip nuostabu. Aš Liepa labai suktai grįžtu prie tavo atsakymo. Kai tu išsirinksi vyruką visam gyvenimui, aš taip tikiuosi, maža kaip čia nutiks. Tikėkimės. Turint omenyje, kokį tėtį tu turi, koks bus tavo vaikinas? Kokių būdo bruožų tu ieškai vaikinuose? Labiausia, ko ieškau, tai stiprybės, tikriausiai moralinės stiprybės. Niekada šiaip nelyginčiau savo vaikino su savo tėčiu tikriausiai, nenorėčiau jų sutapatinti, kad gal kad ir kaip keista, bet jo, aš kai ieškau vaikinų, visada noriu matyti tą tvirtą stuburą, tą tvirtą ranką, kai tu žinai, kad jeigu tu esi moteris, kuri esi gležnesnė, galėsi pas kažką ateit, kas tave apgins, tave užstos ir bus siena iš esmės. Tai man yra labai labai svarbu. Jo, tame, ko aš ieškau. Jo. Ar tu turi pavyzdžių? Pavyzdžių savo draugų rate, kuomet tėtis tikrai ateina ir apgina? Kad taip rast pavyzdį, va taip tai nemanau, kad rašiau, bet tikrai esu mačius iš pažįstamų ir tiesiog matai, kaip tėvas jais tiesiog rūpinasi, nuoširdžiai myli, tiesiog paskambino, paklausė, kur tu, kaip laikais, ar viskas gerai, gal atvažiuot pasiimti, ar kažką atvežt. Taip tiesiog matai tą nuoširdžią meilę iš tėvo. Bet man taip yra įdomu, kartais sako, kad vyrai nemoka nei mylėti, nei rūpintis, jie tokie grūbus, jie tokie, o aš girdžiu apie mylinčius tėčius. Man anksčiau atrodė, kad mano tėtis nemoka manim rūpintis. Kai buvau mažesnė, man atrodė, kodėl jis toks ten piktas, griežtas, nors jis atrodo net dabar man žvelgiant, netrodo, kad jis buvo piktas tuo metu. Jisai kaip tik kartais norėdavo įkvėpti man tvirtybės, kai aš būdavau palūžus. Ir aš dabar pradėjau suprast, ką jis norėjo iš tikrųjų pasakyti ant manęs, kad ir pykdamas. Tai buvo labai juokinga istorija, kai aš pirmą kartą įsimylėjau ir norėjau susitikti su vienu vaikinu, ten pasilikti tokioje vietoje. Ir jisai mane pasiėmė, išsivedė, sako, niekur tu nebūsi, grįžti namo, aš tavęs neleidžiu. Ir aš taip persitau ant jo, aš nekalbėjau, aš ten visiškai prikaišiau, sakau, kaip tu drįsti. Ir aš dabar suprantu, kiek smarkiai jis mane saugo. Visiškai. Ir tos sienos apibrėžimas, kaip sakiau, kad turi būti siena, tai jis taip saugodamas irgi norėdavo tik mane apginti iš tikrųjų. Tai jo. Bet tada aš labai pikau. Aš turiu panašią istoriją. Aš irgi dar buvau paauglė ir man dėmesį pradėjo rodyti gerokai vyresnis vaikinas, gerokai vyresnis. Ir man tai atrodė taip kieta, taip faina, man čia visi pavydi, į mane taip žiūri visos draugės, jis čia man rodo dėmesį. Ir mes iš tuo vaikinu net nesiverčia žodis liežuvis dabar pasakyti, nes tai jau buvo vyriškis turbūt, ar ne? Kalbėjomės laiptinės aikštelėje ir mano tėtis jis tuo metu grįžo namo, išlipo iš lifto, jisai nieko nesakys, taip nužvelgė mus. Ir kai aš grįžau namo per vakarienę, jis paklausė tik vieną klausimą. Kas tas senas žmogus? Tai buvo paskutinis mūsų susitikimas su vyriškiu ir dabar iš mano perspektyvos, iš savo patirties, aš tokia dėkinga tėčiui, kad jis nemoralizavo, kad jis man nepasakojo, ką aš blogai darau, jis tiesiog paklausė vieno klausimo į taikinį. Va, kažkaip labai norėjau pasakoti, pasidalinti. Jeigu aš būčiau tavo dukra, kokį keiščiausią, arba gal tik man keiščiausią
Kokių taisyklių aš turėčiau laikytis? Čia kaip iš mamos perspektyvos ar iš tėvo? Nežinau. Pagal... Bet jeigu įsivaizduok, aš tavo dukra, Jo, tu tiesiog mano man- mama. Aha. Gerai. Tai mano akim, tų taisyklių, reikia tų taisyklių, biškiai apibrėžimų, visokių, kad mokykis, nepleisk mokslų, tipo, gali eiti su draugiam, susitikti, ten, aišku, nenaktinėk visą naktį, ten, bent man parašyk, kur tu esi, ką veiki, kad aš žinočiau, kur tu, kad nereiktų jaudintis labai stipriai. Bet šiaip svarbiausia tiesiog mokslas ir nepasimest kažkur kitą miestą. Gerai. Tai čia nekeista. Ne. Čia, taip, Tas- standartiškai, taip Taip. kaip mama ir rūpinasi turbūt dukra. O kas būtų keista? Nu, mano akim, tų keistų taisyklių tikrai nereikia. Nu, reikia leisti biški laisviau pagyventi. Aš nesugalvoju dabar jokios keistos taisyklės, ką čia. O kai sakai laisviau pagyventi, ką reiškia laisviau pagyventi? Susivienodink žodyną. Nu, laisviau pagyventi, kai tiesiog išeit gali su draugam kažkur ten į miestą, į kiną pasibūni, kažką paveiki, grįžti ten apie 90, ar tiesiog nueini ten kažkur pasivaikštai. Tai ir mokslo labai stipriai nespaudi, nereikia taip. Aš žinau, kad mes čia kalbam, aš tuoj Liepa grįžtu pas tave, aš žinau, kad mes kalbam šiaip jau apie tėčius, bet man dar labai smalsu, o kas tavo mamai būtų per daug, kas būtų netinkama, kas yra netinkamas elgesys? Mano mama yra tokia, jinai labiau laisvesnė, bet jinai yra žodžio žmogus. Aha. Jeigu pasakai, kad tada grįši, vadinasi, dar turi grįžti. Pasakai 6 baigsis, vadinasi, 6 ir baigėsi. Tai čia jai reikia būtent tikslių atsakymų. Ar aš teisingai suprantu, kad tavo mamos pasitikėjimą galima užsitarnauti arba gauti tiesiog laikantį žodžią? Taip, jinai tiesiog tokia laisvesnė, bet pasakai, taip ir padaryk. Dieve, kaip paprasta. Labai gerai. Aš dabar grįžtu prie Liepos, nes turiu labai klausimą, tokį rimtą, kuris man labai smalsus. Ir aš tikiuosi, kad neužsigaus tavo mama ir neužsigaus tavo tėtis, nes klausimas yra apie abu. Gerai, klauskit. Kokio patarimo tu neprimtum, rimtai neprimtum iš mamos, bet labai rimtai primtum iš tėčio? Iš mamos nepriimčiau, bet iš tėčio priimčiau. Taip, iš mamos primtum kaip pabambėjimą, pavyzdžiui, arba tiesiog eilinė pastaba, o iš tėčio jau rimtai. Tikriausiai kažkokio susijusio su drąsa. Na, turint omeny, galbūt, kadangi mama yra ne tai, kad bailesnė, ji labiau besisauganti. Ir jeigu jinai man sakytų, kad, ei, čia pavojinga, nevažiuok, nedaryk, aš galvočiau, mam. Jeigu tėtis sakytų, ei, kur tu važiuoji, aš galvočiau, okei, gal reikia susimastyti. Nes tėtis, jisai nori mane užauginti stiprią moterim. Ir aš tai matau. Ir aš žinau, kad jo saugojimas jau yra labai rimtas dalykas. Nes jis žino, kad jeigu jisai sako, kad nesaugu, yra nesaugu. Tai tikriausiai tokį patarimą tada. Tiek smalsu. Ką vyrai geriau išmano negu moteris? Aš dabar rizikuoju visiškai būti apkaltinta skirstytoje, bet iš tiesų yra tėčiai, mamos, vyrai, moterys. Ką vyrai išmano geriau santykių klausime? Santykių klausime gal vyrai labiau gali pasakyti iš vaikino perspektyvos, kaip tu elgiesi su juo, ką gali patobulinti, biškai, kad tam vaikinui geriau jaustųsi su tavim. Tai mama visada patars kažką, bet iš tėvo pusės išgirdus tokį, gal labiau susimastytum, ką tu darai. Blogo, gero. Aš galvoju, santykiuose galbūt jie labiau moka ramesnė išlikti, šalto proto. Bet aš ir apie save kalbant, aš nemoku būti šalto proto, aš esu labai emocionali, aš hiper. Sutinku, aš labai dramatiška. Taip, aš irgi, aš tikrai esu labai labai dramatiškas žmogus. Tai jo, tikriausiai ką vyruose pastebiu tą tokį ramybę, mokėjimą atsitraukti ir buvimą ramesniems. Manau, tai jie sugeba.
Iš mano iš mano susidarytos patirties, taip gal. Tai kasgi merginų gyvenime vis tik labiau jaudinasi dėl jų saugumo? Mamos ar tėčiai? Ar įmanoma iš viso nuspręsti, kuris labiau? Nemanau, kad įmanoma nuspręsti, kuris labiau, bet galbūt mamos labiau ištransliuoja tą baimę. Kitaip. Jo. O tėčiai tikriausiai ją parodo jau galutinę, kai jau ir riba, kraštutinumas yra kažkoks tuomet. Taip. O lengva sakyti tėčiui, žiūrėk tėti, man atrodo, čia per daug kontroliuoji. Ar taip nebūna? Būna, kad pasakau. Jo, man lengva sakyti, kadangi yra ryšys pakankamai ir žino, kad aš neįžeidinėčiau jo ir aš tiesiog šneku ant bajerio dažnai su juo. Tiesiog kaip su draugu realiai. Tai jo, bet jeigu nėra šilto ryšio ir pasitikėjimo ir santykio, tada tikriausiai sunku. Kaip ir su kiekvienu žmogum. Jova, aš praeitoje laidoje merginų klausiau, kokiame, jeigu jos galėtų draugauti su kokiu nors vaikinu iš serialo arba iš filmo, tai koks tas vaikinas būtų, ar tu esi mačiusi filmą, filmuką arba serialą, kuriame žiūrėtum į tą tėtį ir galvotum, va tokio norėčiau. Gal ir yra tokių filmų, bet pavadinimo dabar tikrai nepasakysiu, bet tikrai buvo vienas toks filmas, kaip pamatai tėtį vien tik su dukryte kažkokią mažytę, ar taip žiūri, kaip miela, taip jau rūpinas, ją myli, toksai šiltas. Ką jis tokio darė, kad tu žinojai, jog jis ją myli ir ją labai rūpinasi? Tiesiog, kai ten kažkas atsitinka, iš karto ateina, padeda, paskambina, kad kur tas ir to viskas gerai, kad ir dukra paskambina tėtį, gali padėti, iš karto ateina, padeda, suranda, kaip jai padėt. Ir tai matosi šiltas ryšys. Žiūrėkit, aš esu girdėjusi teoriją, aš ją beje ir šiek tiek ir tikiu. Ne šiek tiek, aš smarkiai tikiu, bet labai įdomu, kaip tai atrodo iš šiuolaikinės paauglės perspektyvos, kad ieškodama savo gyvenimo partnerio mergina vis tiek renkasi kažką panašaus į savo tėtį. Kiek šitos įtakos gali iš tiesų būti? O gal šiais laikais tėčio įtaka visiškai yra išsitrynus, išblankus ir merginos yra tvirtos, savarankiškos, renkasi tai, ką nori išsirinkti. Ir visiškai nesvarbu, kokį tėtį jos matė arba nematė. Ir kokį santykį su mama jūs matė arba nematė tėčio? Aš gal net prieštaraučiau tam. Kaip įdomu pagaliau. Jo, nes viena yra, koks yra man tėtis, kita yra, koks jis yra vyras. Ir tai mamai spręsti, ar jai patinka ryšys ir tai, ką jie turi tarpusavį, aš jį matau iš tėčio perspektyvos. Ir mano ateities vyras gali būti visiškai kitoks ir visiškai kitokiu mąstymu, tai aš bent jau nelyginu. Net jeigu man tėtis ir labai daug reiškia ir aš jį labai myliu, vis tiek aš nelyginsiu jo su savo ateities vyru, bet gali būti, kad kažkam šita citata yra ir tiesa. Tai jo. Labai gerai. O ką darysi tu? Man sunku būtų atsakyti šitą klausimą, bet gal ir yra merginų, kurios žiūri, kad mano tėtis taip gerai elgėsi su mama, aš irgi noriu tokio. Arba kad mano tėtis labai blogai elgėsi su mama, aš kaip tik atstumsiu tokius, iš kurių matysiu tokius blogus signalus. Tai man pačiai asmeniškai yra gan sunku atsakyti tokį klausimą, bet vaikinas turi tiesiog tavim rūpintis. Taip. Kas yra blogas signalas? Kai matai visokius, kad jam nerūpėtų visiškai, kad nematai jokio ryšio tarpusavį, kai lyg jautiesi atstumta arba labai kontroliuojama. Tokie, nežinau, kaip net apibūdinti tiksliai. Gerai, aš tada turiu labai naglą klausimą. Galiu? Bandom. Jeigu bus per naglas, tu sakyk, Jurga, per naglas. Gerai. Iškirpsim. Tu augai be tėčio. Taip. Kas tau formuoja vyro
idealą, gal čia per skambus žodis, bet į ką tu atsiremi galvodama apie vyrą, apie tobulą vyrą, apie vyrą, kurio verta pasikliauti? Labiau matai gal kaip ir iš šeimos, mamos brolių biški tos įtakos, nes vis tiek ir jisai užaugau biški. Ir tiesiog iš visokių aplinkinių matai, kaip kiti elgesi su savo dukrom, kaip draugių tėvai elgesi, kad ir patys tiesiog matai mokytojai, kaip elgesi su mokiniais. Irgi tas parodo, kaip jie gali šiltai bendrauti. Taip prisirenki visokių informacijų, bet labiau taip savo galvą varai. Kokių lūkesčių turi savo tėtį? Kokių lūkesčių turi? Aš net ne iš jo lūkesčių turiu. Tikriausiai aš noriu pati jo nenuvilt. Aš turiu lūkesčių, kad jisai nenusivils manimi, jeigu taip galima sakyti. Labai norisi atsidėkoti jam už viską, ką jis man davė. Ir yra baisu, kad aš pasirodysiu per prasta dukra, kad jisai galvos, kad aš tiek daviau, o tu va taip va. Arba kad, tarkim, dėl karjeros. Mano karjera, ko aš noriu, tai yra su meno sritim susiję. Mes jau kalbam, sako, kur tu čia stoji? Ką tu čia susigalvoji dabar? Sako, turi ten galvą ant pečių, stokį rimtą profesiją, va, ką nors pasieksi. Ir aš galvoju, bet tėtė, čia svajonė mano. Tai atrodo, kad jį nuviliu ties to. Tai jo, turiu lūkestį, kad gal ir priims mano keistas idėjas ir tą mano visur išsišokimą ir vis tokį keistą pasirinkimą gyvenime, ką nors veikti. Tai va. Liepa, ar jis tau sakė, kad jis tavim nusivylęs? Ne, bet aš taip pagalvoju kartais, kad gali būti. Būk gera, grįžk namo, pasakyk jam, pasikalbėk su juo. Paklausk, ir aš su šventai įsitikinus, kad neišgirsi nieko panašaus. Nu gerai, aš paklausiu. Bet labai prašau tavęs, būtinai paklausk. Ir jūs paklauskit. Jeigu žiūrit šiuo metu šitą podcastą ir svarstote, ar nenuvilėt savo tėčių ir mamų, nueikit pas juos ir paklauskit. Ir aš dabar kreipiuosi ne tik į paauglės, merginas, į jūs, mielos moterys. Aš nepažįstu nei vienos suaugusios moters, kuri neturėtų kažkokių neužbaigtų reikaliukų su savo mama. Tai būkit geros. Jeigu jaučiatės nepakankamos, nueikit ir paklauskit. Ir man atrodo, kad jų atsakymas jūs nustebins. Labai to jums linkiu. Mūsų laikas šiandieną baigėsi. Merginos, jūs turit po paskutinį šansą tiesiai į kamerą ištransliuoti instrukciją. Tai nebūtinai turi būti susijusi instrukcija su tėčiais ar netėčiais. Būkit geros, duokit patarimą Lietuvos paauglių merginų mamoms. Kaip išgyventi su paauglė dukra? Ką padaryti, kad gyvenimas jau būtų lengvesnis? Nusiramint. Aš siūlau nusiramint ir leist gyvenimui tekėti savo vaga. Leist savo dukrai gyventi, kvėpuot, džiaugtis ir leist nusivilt ir nudegt, nes kai leidi žmogui nudegt, jisai kaip Feniksas atgyja iš pelenų ir tampa dvigubai stipresnis. O aš tikiu, kad kiekviena iš jūsų nori užauginti kuo stipresnę dukrą. Taip. Aš tau labai. Ieva? O aš manau, kad tiesiog reikia domėtis savo dukrom, jomis rūpintis visada. Aišku, kaip Liepa irgi sakė, leisti jom ir nudegti ir patirti savom rankom, ką reiškia būti skaudintai, paliktai. Bet niekada nepalikti jos nuo šalia, tiesiog paklausti, kaip laikais, ar tau viskas gerai, gal tau reikia pagalbos. Arba tiesiog atsisėsti, apsikabinti ir pabūt kartu, kad ir 10 minučių. Ir tai tiesiog tikrai dukros širdis sušildys ir pajaus tą meilę iš motinos pusės. Merginos, ačiū. Beprotiškai ačiū už jūsų laiką. Mes šiandieną jau su jumis atsisveikinam ir lauksim jūsų kitoje laidoje.
kurioje, man atrodo, kalbėsim toliau apie mamas. Apie mamas ir jų santykius su paauglėmis dukromis ir apie viltį. Viltį, kad gyventi gali būti gerokai lengviau. Ačiū ir iki pasimatymo. Gal tu turi instrukciją, kaip man dabar užmigt naktim ir kaip nerėkti sapno vidury, kai